Prieš 2 metus aš įkėliau video apie youtuberį MrBG ir tai, kas man nepatiko apie jo idėją. Šį video dariau tik dėl pramogos, iš dalies jis buvo įkvėptas senesnių Lietuvos YouTube laikų. Aš neplanavau, kad tas video sulauks kažkokios reakcijos, kad MrBG iš viso ką nors atsakys su video, bet jis jį padarė ir jis beje taip pat buvo darytas dėl pramogos. Šiandien taip atsisėdau prie kompo ir galvoju, ką čia nufilmuoti. Tačiau didelė dalis žiūrovų šios vaizdo įrašus suprato kaip kažkokią kovą, kad viskas dėl peržiūrų ar dėmesio. Ir iš mano minčių pasijuokė arba jas praignoravo. Tai kodėl darau šį video, norėdamas patikslinti visą situaciją ir išaiškinti tai, ką iš tiesų manau apie MrBG, gal tiksliau Luką. Čia yra pirmas žingsnis, kad vadinsiu jį vardu, mano vardas Domantas, mums tiesiog reikia kaip žmonėm kalbėti. Visų pirma, kodėl aš šitą video iš niekur nieko keliu po tiek daug laiko. Anksčiau buvau susitaikęs su mintim, kad visi pasidarė savo išvadas ir viskas užsimiršo. Bet dabar noriu pakeisti savo nusistatymą ir aš tikiuosi, kad jūs galite išgirsti abi pusės ir suprasti ir tai, ką aš bandau pasakyti. Antras dalykas, kad negalėjau padaryti atsakymą Lukui vien todėl, kad į kai kuriuos mano argumentus jis tiesiog numojo ranka ir niekas nebūtų pasikeitę. Mes tik būtumėm ginčijęsi be pabaigos, ignoruodami ką vienas ir ką kitas kalba. O praėjus šiek tiek laiko, išaiškėjo, ar iš ties nereikėjo klausyti ne vieno mano žodžio. Todėl dabar noriu tuos pačius argumentus pateikti naujom spalvom ir daug detaliau nei praeitą kartą. Dėl šito tikslumo galit matyti, kad šitas video gana ilgas. Net padalinau jį į 3 sekcijas, bet aš tikiuosi, kad sugebėsit išklausyti. O visų pirma, aš turiu išklausyti Luką. Aš nenumosiu ranką į tiesą, kurią jis pasakė. Pakalbėkim apie tai, kur aš jam pritariu. Pirmiausia, Dramblys kambary, kai kalbėjau apie tai, kaip akiniuoti sunaikino BGG serverį. Akinis bandė padaryti ką nors įdomaus BGG serveryje, visų pirma. Jo, mano reakcija lygiai tokia pačia. Durniausias dalykas, ką aš pasakiau per tą video. Aš netgi prisimenu, kad aš pats pilnai netikėjau tais žodžiais, kuriuos sakiau. Bet kažkodėl maniau, kad šitas argumentas čia tiko. Aš klydau. Aš atsiprašau. Mums yra įdomu kažką gražaus pastatyti ir parodyti, o ne išnešiot viską. Žinoma, kad akiniuotis neturėjo kurti savo sistemos jūsų serverį. Tai tik skleidė bereikalingą hate. Jūs nesutikot jo pridėti serverį, jis turėjo liautis, o ne bandyti visais būdais pakenkti. Tada bandžiau pateisinti poną akiniuoti, nes mes buvom geri pažįstami. Dažnai kartu kalbėdavom apie YouTube'ą, todėl neįvertinau šių jo veiksmų nešališkai. Atsiprašau, kad tai buvo, dabar nepritariu šitai grifo idėjai ir kaip sakiau, niekada jai nepritariu. Tik nevykusiais būdais bandžiau parodyti vieną iš kelių pavyzdžių, kur man atrodo, kad Lukas neįdeda pakankamai pastangų į kūrybišką idėjų perteikimą. Maždaug, kad tu galėjai taip piktai nereaguoti ir sukurti įdomią istoriją apie šį įvykį. Bet nuoširdžiai šitas serverio grifas buvo tik kvailas akiniuočio poelgis ir dėl tokių veiksmų jam tikrai nereikia duoti papildomai dėmesio, kuriant kažkokią istoriją. Manau, kad Lukas pasielgė logiškai, o man tiesiog reikėjo kitur ieškoti pavyzdžių savo argumentams. Kodėl pasirinkau šitokį pavyzdį, galiu pateisinti tik vienu būdu. Aš turiu tokią kvailą idėją savo mintyse. Kai darau video, aš negaliu iškirpti dalykų, nes man gaila juos ištrinti visiems laikam. Aš todėl susikūriau klipų kanalą, kad galėčiau ten kelti viską, kas neverta pagrindinio. Kodėl tada šitą klipą aš neįkėliau ten? Galimai, nes negalvojau, jog žmonės iš viso į jį reaguos. Nes tai toli gražu nebuvo pagrindinis video argumentas, dėl ko jį dariau. Todėl nedaug ir apsvarsčiau, ką aš sakiau. Tiesą sakant, kai dariau to video scenarijų, man buvo 38 laipsniai, aš gulėjau lovoj. Gal logiška, kodėl atrodo, kad aš kaip kliedintis ten skambėjau. Gerai, tęskim. Antras dalykas, ką Lukas gerai paaiškina. Tarp kitko, Aidžio iš serverio neišmetė. Šiaip tai Aidis išmestas į serverio jau kurį laiką, tik aš matau, kad aš Discord'e to neįrašiau. Okay. Puikus atsakymas. Iš mano perspektyvos atrodė, kad Lukas tiesiog elgėsi nešališkai su savo draugais, kad jiems kažkodėl negalioja taisyklės, bet jeigu čia klaida, tai viskas okei. Čia tiesiog norėčiau pakomentuoti vieną dalyką, kad keli žmonės kažkodėl užsipuolė dėl šito, kad aš idiotas, nes nežinau fakto, kuris net nebuvo oficialiai paskelbtas. Tiesiog nesuprantu, kodėl būna, kad žmonės neįsiklauso apie ką kalbama ir komentuoja visą situaciją klaidingai. Daugiau apie šitą situaciją nieko nepakomentuosiu, nebent kad įdomu, kodėl Aidis iš viso išėjo iš to serverio. Ir dabar trečias dalykas, kur pritariu Lukui. Jis per savo responsą tai minėjo daug kartų. Čia yra tiesiog paprastas survival. Žaidžiam paprastą vanilą Minecraft. Survival. Paprastas survival. Tad nusprendėme padaryti dar vieną privatų serverį, bet šis bus kitoks negu PBS-as, kadangi čia bus modintas serveris. Apie tai aš dar pakalbėsiu kitoj video daly, bet trumpai tariant, nereikėjo tiek daug kartų aiškinti. Aš tai sakiau jau 6 kartus per šitą video. Kad tu nori žaisti paprastą išlikimą. Survival. Aš puikiai tai supratau ir netgi video pradžioj įspėjime parašiau, kad klydau manydamas, jog serveris man patiks. Tu juk pats perskaitai tą įspėjimą. Ačiū BGD, kad pridėjai serverį, bet aš suklydau galvodamas, kad ten bus įdomu žaisti. Bet tikriausiai nesupratai minties, kurią bandžiau pasakyti pirmom sekundėm. Ir aš net neturėčiau skųstis, nes jis iš viso net iš pradžių nenorėjo manęs pridėti serverį, bet vis tiek aš šiandien pakalbėsiu apie daug dalykų, kurie man ten nepatiko. Mintis. Man serveris nepatiko,
jūs žaiskit, nes jums patiko, bet aš tikėjausi visiškai kitokių galimybių jame. Tas įspėjimas video pradžioj apibendrino, ką kartoji per visą savo reakciją. Čia yra tiesiog paprastas survival, žaidžiam paprastą vanilą Minecraft. Todėl visa šita drama sutilptų į minutės ilgumo shortsą, jei šitas video būtų tik apie tai, kad serveris man nepatiko. Bet video buvo ne apie tai, kad nepatiko, o kodėl man jis nepatiko ir ką pakeisčiau jame. Apie tai aš ir kalbėjau visas likusias 6 minutės. Jeigu tau tikrai taip nepatiko tam PBS, tai kodėl tu taip stipriai verki, kad tave iš jo išmečiau? Ne, tai iš viso, kodėl youtuberiai tada youtubina. Aš duosiu tau pavyzdį, kad eitų geriau suprast. Jeigu kam nors nepatiko cepelinai restorane, tas žmogus būna, kad nueina į telefoną ir palieka atsiliepimą apie restoraną. Kiek žinau, virtuvės šefas neatrašo tam žmogui, kol tu verki, kad tau nepatiko mano maistas. Aš paprasčiausiai pasakoju savo patirtį serverį ir dėstau argumentus. Aš ne tik pasakau, kad ne, man tavo serveris nepatiko, aš dar bandau paaiškinti, kas man nepatiko, kad žinotum, kaip kiti žaidėjai irgi gali reaguoti tavo sprendimus. Aš tikiuosi, kad išeis mums čia kažką padaryti įdomesnio, negu va tiesiog eksploruojant visą pasaulį. Taigi šita idėja turbūt labai supyko, kad išmečiau jį iš PBS. Nėra teisinga. Aš darau video ne tai, kad paverkčiau, o kad pasakyčiau savo nuomonę apie tavo serverį ir kanalą. Kai bandai spėliot kontekstą iš pirmų kelių sekundžių, tai ir nusiteikimą apie mano visą video susidarai tokį pat. Aš tik padariau bendrą atsiliepimą apie viską ir siūliau idėjas, kaip būtų galima serverį padaryti įdomesnį žaidėjams ir žiūrovams, kad jie labiau ten norėtų prisijungti. Žinoma, kad savo protų su kai kuriom idėjom nesutiksi, nes tai tik pasiūlymai, nebūtinai atitinkantis tavo požiūrį. Bet įdomu, kad kelis jų po daugelio mėnesio vis dėlto nusprendė išbandyti. Apie tai kalbėsiu kitoj video daly, kur paaiškinsiu savo išsakytas idėjas. Tai pradėkime. Antra dalis, kur paaiškinsiu viską, ką norėjau pasakyti per video, bet kas buvo suprasta ne taip. Daug nesusipratimų kilo vien dėl to, kad savo kalboje naudojau ironiją. Visų pirma, kodėl? Kaip sakiau, dariau šitą video, nes tiesiog man kilo silė idėja, kurią norėjau įgyvendinti. Nemąstydamas apie žiūrovų kiekį ir auditoriją, kurią gali pasiekti šis video, aš kūriau neoficialių ir nelengvai suprantamų stilių. Todėl įsivaizduoju, iš kur kilo šita makalynė, kai Lukas pasijungė mano video ir nesuprato, ką aš bandau pasakyti. Pavyzdžiui, čia. Dar įmanoma sukurti kažkokį kitą kontentą. Gal čia buvo ironija. Žodžio ar frazės vartojimas perkeltine reikšme, priešinga tiesioginė. Tai tu sakai, kad be prankinimo kažkokio kitokio kontento tu net nesugebi sukurt? Žinoma, kad aš nemanau, jog vienintelis kontentas yra prank. Pats įkėliau 5 video be gėdžio serverį ir tik vienas iš jų buvo prankinimas. Galėjau padaryti antrą prankų video, bet man retai patinka daryti tas pačias idėjas kelius kartus, nes YouTube galima įgyvendinti žiauriai daug skirtingų idėjų. Žodis gal, čia buvo tik ironiškas pasijuokimas iš savęs. Jogi, aš toks nekūrybingas, kad nesugalvočiau ko kito nufilmuoti. Tai priešinga tiesioginiai. Bet tu, Lukai, kažkodėl pasakėjai tą pačią mintį, tik be ironijos. Tu net nesugebi sukurt, that's lame, dude. Ir aš suprantu, kad gal darydamas tokį video neturėjau jo apkrauti perkeltiniam prasmėm, bet tiesiog tikrai nemaniau, kad žmonės masiškai klaidingai interpretuos tai, ką pasakiau. Taip, mes ieškom aktyvių žaidėjų, jeigu tu esi server ir tu nežaidi, tai kam mums tu reikalingas? Galimai vien dėl to nenorėjau žaisti šitam serverį, nes jame esi vertinamas ne kaip lygiavertis narys, o kaip ofiso darbuotojas, kuris privalo žaisti Minecraftą. Vietoj asmenybės dėmesys kreipiamas tik į skaičių, rodantį, kiek serverį praleidai laiko. Tai dabar pamastykim, ar žmogus sėdintis AFK mobų fermui per naktį 10 valandų yra vertingesnis nei tas, kuris 5 valandas žaidė ir statė namus? Ar žmogus, kuris 5 valandas statė namus, yra vertingesnis nei tas, kuris tas pačias 5 valandas statė mažesnius namus, nes jis skill issue arba ADHD, tarkim, su draugais nesąmonės daro. Arba nei tas, kuris tas pačias 5 valandas kasinėjasi ir jo progresas nėra matomas išoriškai. Kas čia per vertinimo kriterijus? Nei praeitam, nei šitam video aš net nesikoncentruoju į savo asmeninį atvejį, kur aš tiesiog žaidžiau nedaug. Bet kaip galima kitus žaidėjus vertinti pagal tai, kiek jie pražaidė laiko ar pastatė namų? Seni, tavo plotelis atrodo va taip. Čia yra tavo 6 mėnesių darbų. Būna žmonės, kurie stato, būna žmonės, kurie kovoja, PvP žaidžia, ateina numesti vienas kitą nuo kalno, iškasa didelį kraterį. Manau, nereikėtų aiškinti žmonėm, kaip žaisti Minecraftą, kai Minecraftas grinai yra žaidimas su daugiausia kūrybinės laisvės. Jeigu tai yra jų būdas, tegu žaidžia, kam dabar visiems liepti statyti kažką gražaus, kažkokius namus. Tiesiog neverta į tai kištis. Taip, aš žaidžiau mažai, aš to neneigiu. Bet mano pastatyti namai neturėtų būti naudojami kaip pavyzdys, kad va čia yra neaktyvus žmogus. Tie pastatai dar nieko neparodo apie aktyvumą,
Nes žaidėjas ne tik statyme gali rasti žaidimo prasme. Manau, kad serverio žaidėjai dėl mažo progreso neturėtų būti keičiami kaip koinės arba ofiso darbuotojai. Aš iš viso nepritariu idėjai išmest žmogų iš serverio dėl tokių priežasčių. Galbūt kada nors įvyks stebuklas ir jis pradės žaisti, o Discord'e jisgi neužima daug vietos. Nes tiesiog yra video idėjos, kuriuom reikia ir motyvacijos, ir daug laiko. Čia tokiam dalykui nereikia labai daug laiko. Aš manau, kad per pusę metų būtum sugebėjęs. Na, man tikrai atrodo, kad aš sakiau ne tik žodį laiko, bet ir motyvacijos. Ir motyvacijos, ir daug laiko. Aš tiesiog turėjau daugiau noro kurti kitus dalykus. Laiko atsirasdavo tik toms idėjams, kurios man leido daugiausiai kūrybiškai augti. Galima įkelti video aš prieš vieną žmogų, arba aš prieš 100 žmonių. Ir man kūrybiškai sunkiau būtų padaryti didesnį idėją. Čia nuspręskit patys, kuri. Todėl BGG serveris manęs nedomino tuo metu, nes geresnės ir kūrybingesnės idėjos kildavo kažkur kitur. Ir žinoma, jei atsirastų motyvacija mažesnėms idėjoms, pavyzdžiui, toms, kurias turėjau BGG serverį, man būtų nesvarbu ir aš norėčiau padaryti net ir kūrybiškai lengvesnės idėjas. Tiesiog mano motyvacija buvo koncentruota į didesnį potencialą, kur sugalvodavau, kaip padaryti video originalų. Pastebėjau, kad Aidis nebežaidė BGG serverį, jau sakiau, kad įdomu, kodėl nustojo, nes jis toliau kūrė video, tai gal jo kūryba labiau liejos kitur, taip kaip ir aš kūriau daug kitų video ne iš BGG serverio. Tiesiog man tuo metu nebuvo motyvacijos žaisti serverį, kurio reikalavimai yra vanila išlikimas ir gražūs statiniai. Tiesiog tu nežaidėjai ir tu pats sakei, kad nebuvo įdomu, dėl to ir nežaidėjai, tai kodėl apskritai buvo į serverį? Aš nežaidžiau ir nenorėjau žaisti. Bet jeigu manęs būtų paklausę, kam tu dar čia esi, gal nori išeiti iš serverio, aš sakyčiau ne, nes tiesiog paimti ir išeiti iš bet kokios bendruomenės tai nėra taip paprasta, nes šitam serveryje buvo mano draugai, savo serverio tuo metu neturėjom. Ir aš prieš prisijungdamas į BGG serverį net nežinau, koks didelis skirtumas yra turėti savo serverį ir žaisti kažkieno kito serverį. Bet esmė, kad jei draugai kokią dieną pasakytų, davai einam pažaisti BGG serverį, ir aš būčiau vienintelis iš jo išėjęs, aš jausčiaus kažką praradęs. Todėl, kad pasilikau serverį, man kelis kartus, kai prisijungdavau, iš tikrųjų buvo faina žaisti. Tavo serveris, Lukai, buvo vieta, kur tikrai kartais buvo linksma žaisti. Tiesiog atsitiktiniais momentais. Tas mano pasakymas, serveris buvo nuobodus, buvo perdėtas, nes tikrai buvo tokių motyvacijos akimirkų, kai galvojau, kad gal yra verta žaisti čia. Ir kaip sakiau, toj daly buvo svarbu žodis motyvacija. Kartais ateina motyvacija, kartais kyla įkvėpimas. Paima ir parašo savo geriausią dainą per pusvalandį. Arba priklijuoja bananą prie sienos ir parduoda už milijonus. Aš nežaidžiau serverį, nes tuo metu neradau jokio įkvėpimo. Bet nenorėjau iš jo išeiti, nes tikėjau, kad gal čia sukursiu tikrai gerų vaizdo įrašų. Ir tai, ką aš spėjau sukurti, man patinka. Ir manau, yra žmonių, kuriems irgi patiko. Tai todėl aš Apskritai buvo į serverį. tikiuosi, kad tai bent kažką paaiškina. Dabar sujunkim tai, ką kalbėjau. Motyvacija ir kažkokią skaičių apie aktyvumą, kuris nelabai ką pasako apie žaidėją. Ir čia priežastis, kodėl tikiu, kad nereikia išmest žmonių iš serverio. Per 6 mėnesius tu serverį pražaidėjai 23 valandas. Galbūt būčiau gavęs noro žaisti vėliau ir padidinęs savo žaidimo laiką daug kartų. Bet vien tai, kad tu rodai mano žaidimo vidurkį, man neduoda jokių šansų. Ką pasako vidurkis? Aš galėjau sužaisti 23 valandas per vieną dieną. Ir tada kitas 115 dienų neturėti motyvacijos žaisti. Pats būtų įdomu pamatyti, kiek padidėjo tavo ir kiteno žaidimo laikas iki serverio uždarimo dienos. Manau, kad serverį uždarė dėl motyvacijos trūkumo. Nerandu nei motyvacijos, nei noro žaisti Minecraft'ą valandas. Ir lygiai tas pats yra ir kitiems serverio žaidėjams. Tai tikriausiai jūsų žaidimas paskutiniam dienom neturėjo būti labai didelis. Tai sakykime, jūsų žaidimo vidurkis semestro pradžioje buvo labai aukštas. Tada dingo motyvacija, bet į vidurkį reikia priimti ir tą laiką, kai žaidė trumpiau dėl mažos motyvacijos. Tai ką iš viso pasako vidurkis, dar kart klausiu. Sakykim, kad manęs neišmeta iš serverio ir staiga man kyla didelis noras vasarą grindint Minecraft'ą. Mano žaidimo laikas pakyla ir vidurkis artėja link tradicinio BGG serverio žaidėjo vidurkio. Mano aktyvumas buvo įvertintas tik šitam gabale, kai jūs buvot motyvuoti žaisti, o aš ne. Vienintelis aktyvumo faktorius yra motyvacija ir jūs manęs net nebesiklauso, čia per daug matematikos. Vidurkis kažką gali pasakyti, nebent jeigu mes jį matuojam per visą sezono laiką, o ne tik tada, kai visi turi aktyviai žaisti pagal kažkokią suformuluotą idėją. Ir todėl aš iš viso nematau naudos mesti žaidėjus lauk. Vienintelė nauda, kurią matau, tai kad naujai prisijungę žaidėjai slapta pasiskolintų senų žaidėjų daiktus iš jų namų. Aišku, taip nenutiktų, bet tiesiog, kur yra nauda, aš ieškau. Aš tikiu, kad žmonės turi norėti žaisti. Nereikia ieškoti būdų juos priversti būti aktyviems. Ir plus, kad šitos aktyvumo taisyklės nepakeičia nieko. Jeigu turi noro žaisti serveryje, tu jame ir žaisi. O jeigu nenori, tada tik papildomai baiminsiesi, kad tave bet kada gali išmesti dėl neaktyvumo. Todėl serveris, kur žaistų tik artimiausi draugai, būtų geresnis. Tada jaučiamas ryšys su žmonėmis, jų nesinori
visi nori išmesti ir patys draugai daug labiau nori žaisti su pažįstamais. Aš tokią išvadą padariau, nes, kaip sakau, pajutau skirtumą tarp žaidimo begėdžio serverį ir savo. Ir kai yra toks draugiškas ryšys, tada nereikia užduoti tokio klausimo. Jeigu tu esi server ir tu nežaidi, tai kam mums tu reikalingas? Ir galimai todėl trečiame begėdžio serverio sezone dalykai keitėsi. Aš dabar suprantu, kad šiek tiek kartojos, bet apie skirtingus žaidimo būdus pasirodo jau kalbėjau praeitam video, kad ne visi žaidėjai privalo žaisti taip pat. Tai aš kaip ir nežinau, kaip man reaguoti, bet Lukas tą dalį pratilėjo. Tai kaip suprantu, jis neprieštaravo man. Grįžtant prie BAP išlikimų, mes turėjom tiesiog urvo namą ir šiltnamį. Bambukino serverį mes pastatėm du dalykus - Lenkiją ir Montiškės pagrindinį. Todėl čia mes irgi tiesiog pastatėm kaimą ir labai keistą rajoną. Ar tu tai vadini kaimu? Ir viskas, ką tu apie mano žodžius galėjai pakomentuoti, tai buvo tik šūduko emodžis ir eilinės patyčios. Kodėl šitas video nėra pavadintas 20 kažkelerių metų žmogus tyčiojas iš vaiko Minecraft statymo įgūdžių? Tu tai vadini kaimu? Aš juk nenorėjau pasigirti, kad pastačiau kaimą. Aš norėjau pasakyti būtent tai, kad pastačiau tik kaimą. Toj daly, kur tu pratilėjai, aš pasakoju pavyzdžius, kur pastatydavau tik kelis namus. Ir kaimas begėdžio serverį nebuvo išimtis. Dar vienas dalykas, šitas kaimas grinai buvo pastatytas ironiškai. Mes pajokėm tavo vieną pasakytą žodį - įspūdingo. Tai supranti? Kažką įspūdingo galigi Taip, pacituoti. taip, įspūdingo kažką pastatyti. Tai žinai, ką mes šiandien pastatysim? Kažką įspūdingo. Idėja, kad šitas bokštas yra kažkas įspūdingo, skamba absurdiškai. Bet tokia ir mintis. Pastatom bokštą. Nespleinam du durnelius, kurie bando suprasti, ką reiškia serverio taisyklėse parašytas kas nors įspūdingo. Bet čia atrodo kyla problema todėl, kad tu įvardini tik vieną būdą, kaip galima žaisti Minecraft. Tai yra statyti statinius. Nors Minecraft'e begalinių idėjų žaidime gali ne tik pastatyti namą, bet pastatyti jį ir su tam tikru tikslu ar pretekstu. Yra daugybė kontento rūšių, kaip galima kurti video, kurti Minecraft'o video ir netgi kurti Minecraft'o serverių video. Tu uždėdamas tą šūduką tik pasijuokė iš mūsų bandymo net tiesiog pastatyti statinių serverį. Aš bandžiau ir tiesiog statyti, bet kūrybai norisi įvairovės, todėl mes ir bandėm vis skirtingus būdus. Ir šita istorija apie žodį įspūdingo yra vienas iš jų. Aš suprantu, kad be konteksto mūsų statinius galima interpretuoti labai klaidingai, bet jie turi istoriją. Kaip ir pavyzdžiui visi serverio prankai turi istoriją. Iš šono atrodo, kad mes tiesiog prikrovėm obsidiano Luko bazai, bet tas video ir tas obsidianas turėjo istoriją. Atrodytų, kad Depijus tik pristatė bambuką, o Lukas Edui tik užaugino pelkę, bet patys video ir yra tų prankų istorijos. Ir žmonių reakcijos į tai, kas arba padaro kontentą, arba nepadaro. Sukuria istoriją ir meną, arba nesukuria. O visi, geri ar blogi, bet visi meno kūriniai įgyja vertę, kai turi istoriją. Prie Mona Lizos populiarumo prisidėjo ne tik jos grožis, bet ir istorijos apie tai, kaip tą paveikslą daug kartų pavogė. Ar... Net tavo reakcija į mano video yra populiari ne tik todėl, kad video ilgas, ne tik todėl, kad turi daug subscriberių, o ir todėl, kad pats video turi istoriją. Ir niekada nežinai, kuri istorija susilauks didžiausio pripažinimo. Bet juoktis iš netokių gerų istorijų irgi nereikėtų. Tu tai vadini kaimu? Aš tik bandau kažką kurti ir atrast dalykus. Tu tai vadini kaimu? Ir čia absurdiškiausia dalis. Ne, Lukai, aš nevadinu to kaimu. Gal įsiklausyk į mano žodžius. Čia mes irgi tiesiog pastatėm kaimą ir labai keistą rajoną. Kaimą ir keistą rajoną. Kaimą ir labai keistą rajoną. Čia yra kaimas, čia yra keistas rajonas. Vadini kaimu? Jei nori prisikabinti prie žodžio rajonas, prašau, sugalvokit alternatyvą. Aš tiesiog tuo momentu nieko daugiau nesugalvojau. Bet kaimas čia. Čia rajonas. Kaimas, rajonas. Kaimas, rajonas. Tai ne, aš to nevadinu kaimu. Ir net malonu, ačiū už komplimentą, kad tau tai bent kiek primena kaimą. Kaimas ten. Ir šiaip ateidamas į serverį žaisti, turėjai susidaryti kažkokią idėją, kas čia per serveris, jeigu žiūrėjai pirmo sezono epizodus. Kiekvienas žmogus, kuris pamato bent vieną serverio video arba šiaip kažką girdėjo, susidaro idėją apie jį. Bet visi žmonės tą idėją matys skirtingai. Tie, kurie žiūrėjo pavyzdžiui tik į tavo kanalą, susidarys tokį vaizdą, apie kokį tu ir kalbi. Statom statinius, ramus išlikimas, gyvūniukai, viskas čia. Tie, kurie žiūrėjo Edo ar Aidžio video, matys, kad serveryje būna ir truputis chaoso. Ir šitas susidarytas vaizdas labai skirsis nuo tik tavo žiūrovų. Jeigu žiūrėjai pirmo sezono epizodus, tavo POV serijų aš nežiūrėjau. Pagrinde mačiau, kad serveryje vyko prank warsai, kas man priminė ankstesnius youtuberius, kurie žiūrėdavau, kurie atsipalaidavę bendraudavo ir darydavo nesąmonės Minecraft. Dalinai dėl to man šitas serveris ir pasirodė įdomus. Na va, tai aš susidariau kitokį vaizdą, o prisijungęs į serverį supratau, jog žaidimas čia nėra toks, kaip atrodė iš pradžių. Tas prankas nebuvo noras kažką supykdyti, mes tiesiog žaidėm blokelių žaidimą. Mes darėm tai kaip paprasčiausiai tavo ir tavo serverio fanai.
supras, kad į serverį galėjo prisijungti bet kas kitas ir viskas galėjo būti labai panašiai. Kuris tavo fanas nenorėtų pastatyti bet ko, visiškai bet ko, kad tik tu pastebėtum, bet tu susidarei savo idėją apie savo serverį ir įsivaizdavai, kad visi mato tą patį. Ir man net atrodo susidarei išankstinę nuomonę apie mane. Gal todėl nepriėmėjai to pranko draugiškai, nes gal manei, kad tai kažkoks užpuolimas ar grifas. No, jisai šypsos. Jis šitas prajuokino, čia aš taip didžiuoju šito. Ne, mes tiesiog kitaip matėm šitą serverio idėją. Žmonės masto skirtingai, nes surenka skirtingą informaciją. Kaip galima mane už tai teisti? Discord'e prie taisyklių yra aiškiai parašyta, kad pagrindinis mūsų serverio tikslas yra pastatyti kažką įspūdingo. Čia aš geriau pasinaudosiu kitų video apie šitą situaciją. Fervis šitam video pasakė daug dalykų, kuriems nepritariu, bet manau, šitą Luko sakinį jis gerai atsakė. Taip, Discord serveryje aiškiai parašyta, bet kodėl prieš patenkant į serverį nebuvo niekur pranešta, koks bus pagrindinis tikslas tame serveryje. O apie aktyvumą juo labiau nieko nebuvo sakyta. Šita taisyklė buvo sugalvota tik antram sezone, tad kaip bet kuris žaidėjas turėjo žinoti tai prieš patenkant į serverį. Apie statymo standartus irgi nieko. O jo namas buvo literaliai tiesiog grybas ir tiltas. Galima sakyti, tik žinau, kad šitam serveriu žaidžia Mr. Begėdis ir kiti youtuberiai. Pacas literaliai pastatė pilį. Dude, čia 12-mečio lygio pilis seniai. Gerai, čia tavo nuomonė, tavo serveris, tavo skonis ir vertinimas. Tiesiog juokinga, kad tu ateini vieną kartą per pusę metų pažiūrėti žmonių bazės ir pasakyti jam, kad jo chata 12-mečio lygio. Kai norėjau prisijungti prie šito serverio, galvojau, kad čia bendruomenė, kurioje žmonės palaikys viską, ką kiekvienas daro. Tas žmogus į tavo serverį įdėjo dalį savo gyvenimo. Nesvarbu didelę ar mažą. Man tiesiog atrodo, kad savo žaidėjų pastangas reikėtų labiau vertinti. Bet prašom. Čia tiesiog UAB patyčių klubas. Vienas statinys kaip 12-mečio, o kito toks juokingas, kad ant nuotraukos uždeda besijuokiantį dėdę. Mantas turi pastatęs ilgą pimpalą. Galim palikti į serverį. O kas čia? Domanautas statė Baltarusijos sieną? Nu gerai, kodėlgi jo neišmetus? Kokia Baltarusijos siena? Na ką, atrodo vėl, Lukai, praignoravai mano argumentą, numesdamas kažkokį juokelį. Vėl atsiprašau, kad šiame video aš kalbėjau nekonstruktyviai ir per daug ironiškai. Bet pasakysiu tą pačią mintį kitų tonų. Man tai išlikimo progresas buvo vienas aukštas bokštas. Mano progresas buvo vienas kaimas. Man tai iš serverį neišmetė tuo pat metu. Kodėl? Nežinau, gal tiesiog man tas atrodė labiau subrendęs, aš galiu tik spėliot, nes Lukas nepateikė jokio atsakymo, jis tiesiog praignoravo. Kokia Baltarusijos siena? Galbūt čia galėjo būti panaši situacija kaip ir su Aidžiu, bet aš tiksliai žinau, kad Manto tada iš serverio dar nebuvo išmetę. Aišku, dar buvo variantas, kad jis tiesiog pamiršo Mantą, bet tada nežinau, kodėl Lukas ignoravo šitą argumentą, kai galėjo pasinaudoti progą jį sugriauti. Vietoj to jis pajokavo. Kokia Baltarusijos siena? Jei kas nors nori žinoti, kokia Baltarusijos siena, tai čia vairis tame, kad buvau matęs tokį mymą, kad čia Baltarusijos siena su Lietuva, kad be tvoros. Ir tada pagalvojau, nu jo, mano siena irgi grinai buvo tokia pati, tiesiog dekoratyvinė, kuri jokios paskirties neturi. Tai va. Ir vienintelis dalykas, ką Begėdis darė, kad savo serverį pakeltų aktyvumą, tai buvo vieną kartą per pusę metų padaryti vieną eventą, kaip tiesiog mes mušam drakoną. Tu vadini tai eventu? Ne, aš tai vadinu dar vienu neišgirstų argumentų. Nesvarbu, kad aš tai pavadinau eventu. Esmė, kad drakono žudyti susirinko daug serverio žaidėjų. Kodėl susirinko daug žaidėjų? Nes čia buvo momentas, kuriame visi norėjo būti. Kaip bendruomenė. Iš tavo plano išmesti neaktyvius žaidėjus ir pridėti vis naujus, suprantu, kad tau rūpi, jog serveris būtų aktyvus. Iš pirmų žaidėjų kažkiek liko žaidėjų, tada liks kažkiek žaidėjų iš antrų žaidėjų, tai mes surinksim žaidėjus, kurie žais. Tad jeigu tau rūpi, manau, turėtum bandyti palaikyti aktyvumą įvairiais būdais, bet ne kažkokiais draudimais ar aktyvumo stebėjimu. Ir ten, kai prieš kelias minutės buvo žodis motyvacija, taip čia svarbus žodis manau. Tad jeigu tau rūpi, manau, nes tai tik mano nuomonė, aš tik vėl pasakau, kas man nepatiko serverį ir siūlau ką keisti. Tarp kitko, nors šie mano žodžiai ir nebuvo tiesiogiai priimti iš manęs, bet džiaugiuosi, kad Begėdžio serveris iš tiesų darė vieną eventą, kur visi kartu žaidė sumo. Ne, per naujo, ei. Esmė, kad tokie momentai, kur visi žaidėjai susirenka kaip bendruomenė, stiprina tą bendruomenę ir tada žmonės turi tikslą žaisti tame serverį, nes ten žaidžia draugai, kuriuos ten ir susirandi. Bet tokių momentų visi žaidėjai yra nepažįstami. Su jais sunku susitikti serverį, nes nėra bendro prisijungimo ir žaidimo laiko. Nėra emocinio ryšio tarp jų ir nėra paties tikslo žaisti. Todėl ir manau, kad pirmas Begėdžio serverio sezonas buvo įdomus, nes ten žaidė žmonės, kurie buvo pažįstami. Edas ir Aidis galėjo vienas kitą prenkinti, nes jie žinojo, kad viens kitą supras. Ir tai bus tik linksmas žaidimas. Tavęs, Lukai, aš negalėjau pažinti. Nežinojau, kad tau nepatiktų mūsų prankas. Tačiau aš net neturėjau šansų pažinti tavęs. Mes neturėjom jokių momentų, kur žmonės galėjo atrasti žmonės. Manau, kad toks turėtų būti serverio tikslas - kurti bendruomenę. Ir net jeigu tie žaidėjai būtų išskaidyti 1000 blokų atstumais,
vis tiek liktų emocinis ryšys. Iš pirmų žaidėjų kažkiek liko žaidėjų, tada liks kažkiek žaidėjų iš antrų žaidėjų, tada liks kažkiek žaidėjų iš trečių žaidėjų ir taip mes surinksim žaidėjus, kurie žais. Čia mano big brain planas. Žodžiu, nežinau, kiek tas tavo planas genialus, nes faktas tas, kad serveris vis tiek užsidarė dėl... Nerandu nei motyvacijos, nei noro žaisti. Tai reiškia, neįmanoma sukurti tokios krūvos žaidėjų, kurie žaistų ir būtų aktyvus visada, nes anksčiau ar vėliau jiems atsibos. Tada reiškia, kad reikia nuolat vis pridėti naujus žaidėjus ir tik tada bus pastovus jų skaičius. Kažkadagi atsibosta skaityti vis naujas anketas ir tada tu pats išsisimi, todėl anksčiau ar vėliau serveris miršta. Nes žmonės ten nėra pažįstami ir nežinau kelintą kartą pasikartosiu, bet ten nėra bendruomenės, į kurią visi norėtų sugrįžti. Todėl draugų serveriai aktyvus išlieka ilgiausiai, nes žaidėjai turi kažką bendro su kitais. Paimsiu užsienio serverio labai populiaraus Hermitcrafto pavyzdį. Ten patekti gali tik jeigu kažkuris serverio žaidėjas yra tavo draugas ir tave rekomenduoja. There's no way of applying. It has to take all of us agreeing. Ten neprideda random youtuberių, tik pažįstamus. Ir geriausia, kad tokioje bendruomenėje nereikia reguliuoti nei statymo progresą, nei aktyvumą. Geri serveriai turi mažai taisyklių. Hermitcrafte sako, iš viso realiai nėra taisyklių. If they want to blow up the Mycelium Resistance HQ, good luck to them. If you see it on the Hermitcraft server, it's A-OK, there's no rules. Nes ten yra bendruomenė, ten yra draugai, kuriais gali pasitikėti. Manau, todėl Hermitcraftas ir išliko gyvas jau beveik 13 metų. Vegėtis galėjo padaryti bent kažką, kad išsiskirtų iš privačių serverių. Bet aš nenoriu padaryti kažką, kad išsiskirčiau. Aš tiesiog noriu žaisti vanilą su kažkokia bendruomenė. Ok, jis pats paminėjo žodį bendruomenė. Mes išsiaiškinkim bendruomenės savoką. Savanoriškai susibūrus organizuota žmonių grupė turinti bendrus tikslus ir poreikius. Bendruomenė jungia bendri tikslai. Dėl tų bendrų tikslų žmonės susivienia. Nes bendruomenė turi kažkokias išskirtinės idėjas, dėl kurių verta būti drauge. Jei lietuviai kalbėtų tik angliškai, jie nebebūtų tokie jau lietuviai, nes prarastų vieną iš bendruomenės idėjų - kalbą. Todėl nežinau, kaip privatus serveris be unikalių bruožų gali sukurti bendruomenę. Ir todėl iš tavo serverio 46 narių liko tik tie, kurie matė kažkokią priežastį likti. Kažkokią. Tai galbūt tau šiek tiek paėjo sukurti bendruomenę. Bet didelė dalis žaidėjų to nematė, nes serveris nebuvo originalus ir nebuvo bandoma niekaip išsiskirti. Jūs ateinate ten tikitės kažkokio content making machine. Dėl to kaltas tu, o ne kas kitas. Visų pirma, jau sakiau, kad serverio antro sezono idėja buvo neaiški, nes jie netitiko pirmo sezono. Ir antra, jeigu tu nenori daryti kontentą serverio, kodėl tu pridėjai žmonės, kurie grinai į tavo serverį ėjo, kad kurtų kontentą. Padarai anketas skirtas youtuberiams, kontento creatoriams ir juos pridėjai net kai tau priešais nosį rašė, kad į serverį eina dėl peržiūrų. Tau pasako, ko tikisi iš serverio, o tu nepasakai nieko ir tik priimi į serverį. Tai aišku, kad atsiras nesusipratimų. Bet dabar grįžkim prie originalumo. Aš nesitikiu jokios kontento mašinos, aš tik tikiuosi, kad kursi kažkokį unikalumą, o ne dar vieną išlikimą. Bet kas gali susikurti savo serverį per kokią Eternos, o iš tavęs kaip vieno didžiausių Lietuvos youtuberių aš tikėjausi ko nors naujo. Pavyzdžiui, paimkim kito didelio youtuberio Edvio serverio idėją. Gan paprasta, nes tai tiesiog išlikimas, bet hardcore išlikimas. Žmonės siekia išgyventi, galėjo medžioti Edvį ir tai jau bent kiek išskirtinis serveris. O tavo serverį man jausmas žaisti buvo panašus į tokį. Geras jausmas, bet aš pats galiu susikurti tokį single player pasaulį. Kur unikalumas? Jeigu neklystu, tai PBS serveris buvo pirmas Lietuvoje privatus serveris, bent jau kiek aš žinau. Kitą vietą žiūrėjau 5 kartus ir nesuprantu, ar žmogus rimtai taip neįsivaizduoja, kas yra Lietuvos Minecrafto YouTube'as. Štai 20 privačių serverių, kurie buvo sukurti anksčiau nei Begėdžio serveris. Alerado žemė, Lazuritas, Bulbanija, Akmens amžius, LTP, Keptamėsy, Žvėrynas, Well Games, Teritorija 52, Bop, Nuotykių žemė, Šaltis, Kaktusų serveris, Grikių serveris, Žvaigždynas, 145 dimensija. Ir suknistai prieš 11 metų sukurtas privatus PSB serveris. Šitas mane šiaip sudomino, aš net paklausiau kanalo savininko, ką reiškia PSB. Ir aš stebiuos, bet jis man gan greitai atrašė. Patys savo bosai, žmonės kūrybingi būdavo. Bet aš nežinau, kaip tu ištariai žodžius, kad tavo privatus serveris buvo pirmas privatus serveris Lietuvoje. Dabar atrodo, kad tu ieškojai unikalių serverio bruožų, bet tik parodai, ant kiek jis neoriginalus. Juo labiau yra daugiau privačių serverių negu 20. Net Bambukinas buvo pirmiau sukurtas privatus serveris. Tiesiog iš pirmojo sezono mes nekeliam video. 100 vaikų Eterno serveriai yra pirmesni Lietuvoje privatų serveriai nei tavo. Daugybė streamerių ar youtuberių, kurie užprivatino savo video, privatų serveriai yra pirmesni. Tu pasakai, kad tavo servas buvo pirmas Lietuvoje, lyg čia būtų didžiausias nuopelnas sugalvoti tokią idėją. Tai žmonės darė metus. Taip, paprastos idėjos yra geros, bet aš negalėčiau vadintis genijum, jei nupieščiau juodo kvadrato paveikslą, nes tai jau buvo padaryta. Tu tą idėją, žinoma, pertikei savaip, bet tavo serveris
serveris tikrai nėra pirmas privatus serveris Lietuvoje ir ši idėja nėra išsiskirianti. Bet aš nenoriu padaryti kažką, kad išsiskirčiau. Bet įdomus faktas, kad vėliau tau atėjo kažkoks noras išsiskirti. Per šį video kalbėjau apie du dalykus. Tai, kad serveriui reikia unikalumą ir tai, kad jame turėtų žaisti artimi žmonės. Apie tai buvo kalbėta ne tik šiame video, bet ir prieš tos 2 metus. Begėtis galėjo padaryti bent kažką, kad išsiskirtų. Vanilla Survivalas turi būti tarp savo draugų, su žmonėm, kuriais tu turi kažkokią bendrą kalbą, o ne su šimtais random žmonių, nes tai jau gaunasi vos ne kaip public serveris. Praeina kiek laiko ir matom rezultatus. Naujas Begėdžių serverio sezonas buvo modintas. Tad nusprendėme padaryti dar vieną privatų serverį, bet šis bus kitoks negu PBS, kadangi čia bus modintas serveris, O ne vanila. Tai, ką sakiau prieš porą metų, buvo tiesus spėjimas, kas nutiks. Kaip žmonės neišgirdo ne vieną dalyko per mano video ir ignoravo visus argumentus. Ir dabar, kurdamas šitą video, aš dedu viltis, kad kas nors išgirs, bet kalimai pusės žiūrinčių vis tiek nesupras. Net kai bandau viską paaiškinti detalizuotai. Kam iš viso pridėti milijonus žmonių į privatų serverį? Ne milijoną, o 46. Hiperbolė. Retorinė figūra, perkeltinė reikšmė vartojamos, ypatybės yra padidinamos. Jei neklystų šitas pasakymas, Ne milijoną, o 46. buvo dar vienas juokelis skirtas nukreipti dėmesį nuo faktų. Bet ačiū tau už vieną faktą, tu tiksliai nurodai, kad 46 žmonės žaidžia privačiame Begėdžio serveryje. Nes tai jau gaunasi vos ne kaip public serveris. Vizualiai tai atrodytų maždaug taip. Klausimas lieka tas pats. Ar verta vadinti serverį privačiu, jei jį patekti gali 46 žmonės? Jau iš tiesų šitas serverio pervadinimas 3 sezone į BSMP Survival Multiplayer daug labiau atitinka ir manau čia geras pokytis. Netgi atrodo, kad šitam naujam sezone Lukas taip pat nusprendė, jog neverta pridėti serverį tiek daug žmonių. Ir žaidėjų bus ganėtinai mažai, priėmiau tiesiog visus saviausius ir aktyviausius žaidėjus iš PBS. O jo atsakymo vaizdo įraše mano argumentas buvo kažkodėl praignoruotas. Kam iš viso pridėti milijonus? 46. Ir aš likau kvailio vietoj, nes nežinau, jog serverį, iš kurio mane išmetė, žaidžia 46 žmonės. O tada po daug mėnesių Lukas pakeičia savo nuomonę ir pirma, įdeda unikalumą į savo serverį ir nebežaidžia taip išsvajoto vanilla Minecraft'o. Antra, didelę dalį iš tų 46 žaidėjų išmetė ir paliko tik tuos, kurie iš tikrųjų buvo dalis bendruomenės. Man sunku patikėti, bet kuo daugiau gilinausi šitos Luko žodžius, tuo daugiau absurdo mačiau visuose dalykuose. Nuo čia likusi video dalis bus sudėtingesnė, nes ten mes labiau kalbėjom apie YouTube ir kūrybinės pastangas. Tai mažiau susijęs su Begėdžio serveriu, o daugiau su pačiu YouTube. Todėl nuomonės ten bus painios. Ten tikrai daug mažiau tikiu, kad įmanoma rasti teisingą atsakymą ir bendrą sprendimą, bet aš vis tiek noriu paaiškinti savo nuomonę daug detaliau nei praeitą kartą, juk viskas visiems būtų suprantama. Visų pirma, Begėdis padaro atranką ir pirmenybę teikia youtuberiams, kurių dauguma net nėra youtuberiai, iš tikrųjų tiesiog kelia paprastą žaidimo gameplayų, čia nėra youtubinimas. Gameplay video nėra youtubinimas, oh my god, mano visas gyvenimas buvo melas. Prieš atsiprašydamas už savo neaiškų kalbėjimą pasakysiu tai, nekišk žodžių, kurie nebuvo mano burnoje. Tai tiesiog manipulacija. Atskirk dvi savokas, kelti žaidimo gameplayų ir tiesiog gameplay video. Aš ne veltui taip ilgai kalbėjau. Kelia paprastą žaidimo gameplayų. Gameplay video. Kelti žaidimo gameplayų tai yra tiesiog pasijungti žaidimą, filmavimo programą ir tiesiog žaisti. Be jokio montavimo, be ryšio su žiūrovu. Gameplay video yra visokie žaidimų filmavimai. Ir tie paprasti, kur tik pasijungi programą, ir tie, kuriuose būna ryšiai su žiūrovais, kaip tavo video. Taip sakant, kelti žaidimo gameplayų yra tik dalis gameplayų savokos. Aš kalbu apie vieną taškelį, o tu apie visą blyną. Šios savokos artimos, bet skiriasi, nes aš manau, kad galima iš gameplayus padaryti YouTube'inimą. O dabar, kodėl aš žaidimo gameplayus filmavimo nevadinu YouTube'inimu? Taip, vėl atsiprašau šito kvailo nepilnamečio neaišku kalbėjimą. Pasistengsiu pasakyti tai, ką norėjau. Aš buvau labai užsiciklinęs ant vienos YouTuberio savokos. YouTuberis galvoja apie video, kuria video ir kelia video. Pavyzdžiui, per šitą laikotarpį aš negaliu vadinti savęs YouTuberiu, nes nekūriau ir neturėjau noro kurti. YouTuberis turi ateitį. YouTuberis yra žmogus, kuris daro video žmonėms. Problema buvo ta, kad dauguma Begėdžio serverio žaidėjų nekūrė žmonėms ar savo. Jie kūrė tik tam, kad galėtų patekti į serverį. Tai matome po 2 metų, kai taip vadinami YouTuberiai per tiek laiko nepadarė jokio didesnio patobulėjimo, daug jų tiesiog dingo. Ir šiaip tai dauguma buvo youtuberiai, tikėjo maži youtuberiai. Gali vadinti juos mažais, bet jie net nebandė tapti didesniais ir jų tikslas geriausiu atveju buvo tik filmuoti Begėdžio serverį. Tai kai serveris užsidarė, tikslo nebeliko. Nes jeigu jų tikslas būtų buvęs kelti video ir YouTubinti, tai jų kanalai vis dar būtų aktyvūs. Šitie youtuberiai niekada nesukūrė unikalios fanų bazės. Jie anksti pasidavė ir todėl šitam klipe aš nenoriu vadinti jų youtuberiais. Jų veiksmai prasilenkia su mano youtuberio savoka.
Vadinasi, aš, Edvis, L2 Republic, Enoxas, mes nesam youtuberiai, nes mes keliam gaming video. Ir tu sugebėjai dar labiau iškreipti mano savoką. Gaming video yra dar platesnis spektras nei du prieš tai buvę. Gamingo youtuberiai ne tik žaidžia žaidimą, bet ir kuria ar pasakoja istorijas, kalba apie naujoves, ne tiesiog žaisdami, bet kurdami video apie patį žaidimą. Tai tu, Edvis, Enoxas, L2 Republic, keliat video ne tam mažiausiam gabaliuke, o toj didesniai sferai, apie kurią aš nekalbu čia. Aš kalbu tik apie mažų youtuberių problemą. Bet aš manau, kad tu supratai, ką aš iš tikrųjų norėjau pasakyti. Nematau tame logikos. Ok. Tavo gameplay, ir aš čia turiu omeny normalų gameplay su montavimu, ne tiesiog pajungto OBS ir filmavimu. Tavo gameplay žiūri tūkstančiai žmonių, tu turi unikalią auditoriją, todėl tu esi youtuberis. Toks yra skirtumas tarp tavęs ir tavo žaidėjų mažų kanalų, kurie niekada ne youtubino normalų laiką, kad pasijaustų esantys youtuberiai. Jie tik keldavo random vaizdo įrašus, gavo subscriberių ir tada nusprendė pasinaudoti progą prisijungti tavo serverį. Kita dalis atkrito dėl to, kad arba neturėjo 100 prenumeratorių, arba jų kanalas buvo, tarkim, apie muziką, kažkokie remixai. Nu mes ieškom gamerių. Taigi čia mano mintis tikrai nebuvo apie tai, kad youtuberiai nėra youtuberiai. Tiesiog nemanau, kad buvo sąžininga kai kuriuos žaidėjus pridėti tik dėl to, kad jie turi kanalą su prenumeratoriais. Jeigu Lietuvoje būtų daug youtuberių, kurie stengiasi tobulėti, tada šita anketa būtų logiška. Tačiau dabar tie žaidėjai buvo tokie pat atsitiktiniai ir net labiau atsitiktiniai nei pavyzdžiui tavo kanalo nariščių žmonės. Tada jau galima tiesiog daryti anketas ir žmonėms be YouTube kanalo. Taigi jis tokį gerą šansą praleido pavadinti video mane nugryfino ar kažką tokio, nežinau. Čia yra kažkas originalaus. Žinai, nei pirmas, nei antras pavadinimai neturi originalumo. Abu skamba sukurti lyg ChatGPT arba DeepSeek. Bet aš norėčiau šiek tiek patikslinti savo idėją. Netgi video apie naują Minecrafto diską galima padaryti 100 būdų. Visada yra gerai ieškoti naujų būdų perteikti video idėją savai. Pavyzdžiui, Edvis net video apie drakonus pateikė unikaliai. Šitas video apie kiaušinį galėjo būti tiesiog ilga medžiaga, kaip sukasi kiaušinis. O šitas video apie čipsą galėjo būti medžiaga, kaip nesisuka čipsas. Niekas nežino, kiek peržiūrų turėtų šie video, jei idėjos būtų vykdytos atvirkščiai. Jei čipsų video būtų kaip žmonės mėto čipsus, o kiaušinio video kaip kiaušinis sukasi. Bet video yra tokie, kokie jie yra, bet jie gauna peržiūrų, nes jie tyčia ar netyčia, bet originaliai žvelgia į paprastas idėjas. Jau šiek tiek tai minėjau, bet kartais idėjos būna tokios paprastos, kad net žmonės klausia savęs, kodėl aš pirmas to nesugalvojau. Tai niekada nežinosi, ar video pavadinimas mane nugryfino tikrai nebūtų labiau įvertintas nei pavadinimas apie diskus ir papūgą. Video kūrimas nenuspėjamas procesas. Įkeldamas savo vaizdo įrašą nesitikėjau sulaukti tokios didelės interneto reakcijos. Aš tik norėjau įkelti dar vieną silį ironišką video. Tikriausiai ir tu, kurdamas šitą įrašą, negalvoji, kad reakcija į kažkokio vaiko video taip atkreips visų dėmesį ir netgi iškelsi YouTube trendingo puslapio viršūnę. Priverčia tave pasijausti, lyg tu iš tikrųjų YouTubintum dėl kažkokio tikslo, o ne dėl 30 000 peržiūrų, kad galėtum susimokėti už savo nuomą. Sako čiuvas, kuris gyvena po tėvų stogu. Sako žmogus, kuris už savo butą moka reklamuodamas N18. Valentino dienos rinkinių. Savo jaunai auditorijai. Tokius kaip Naughty Valentine, Jazzu kolabos su Fantazijos. Sveiki, šiandien su jumis sveikinasi kaimo vierchas. Moralė. Bet kad ir kiek būtų mažai peržiūrų, aš nekrysiu iki akiniuočio lygio. Taip pat galite Eldorado nusipirkti boksų. Fantazijos.lt, Virginity set. Jis nesakė, kad kris žemiau. Nekrysiu iki akiniuočio lygio. Sako, nekris iki akinio lygio, kuris tipo motina galėtų parduoti. Ir tada pats Lukas prasidina parduoti savo kanalą ir savo visus fanus. Jau antrą kartą. Tiesiog šį kartą jisai iš to mėgina passive income, net niekur nepraneždamas, kad čia N18 savo jaunai auditorijai. Po tėvų stogu. Ir kurios žiūrovai misino pointą. Aš paauglys. Aš sėdžiu po tėvų stogų ir laukiu, kol baigsiu 12 klasių ir mausiu į Vilnių. Studijuot kokiam išklerusiam barakė. O Lukas, suaugęs žmogus, jau pragyveno tą laiką, kai laukė 12 klasių galą ir išmovė gyventi savarankiškai. Nu kažkaip netikiu, kad iš 16 metų jau turėjo savo būtą. Tai man šitas po tėvų stogų argumentas nesusijęs taip pat lyg koks youtuberis pasakytų, kad atrodai negražiai, nes nukopijavai mano video. Mano yra begėdis, nebežiūri nuo savo ilkėtiško hardcore pabaigos. Su mano titulą nukopė, tus grybos. Tu vien už tai, kad nukopė mano titulas negražus, sen. Tikiuosi dar išvis logika šiam pasauliu. Tačiau grįžkim prie stogo idėjos. Žmonės išgirdo šitą Luko pasakymą ir kaip papūgas man kalba, kad aš nevykėlis, nes gyvenu po tėvų stogu, kai net pagal visas legalias formas ten turi būti. Aš dar įsivaizduoju, kad tos komentarus rašo vaikai, kurie mano, kad yra labai kūrybingi ir kurie spėkit, kur patys gyvena.
Tai va, kai dabar žinom šitos situacijos absurdą, galiu pasakyti, žiauriai geras bairis buvo, Lukai. Toks netikėtas, kaip pirmą kartą žiūrėjau, realiai funny. Nenorėjau įžeisti tave sakydamas, tai galėtum susimokėti už savo nuomą. Mano tikslas čia nebuvo raustint ar kažką, tiesiog norėjau vėl diskutuoti apie dalykus. Tik kalbėjau apie kūrybą ir papildomai sugalvojau pajuokauti. Bet šiaip tai visi bairiai ant bairio, ne? Neturiu nieko nei prieš Fervį, nei prieš Domonautą, bet jeigu jie draugiškai varo ant manęs, tai aš draugiškai dabar varau ant jų, I guess, nežinau. Bet, humoras, right? Ir iš viso apie šitą dalį kalbu tik todėl, kad atrodo yra žmonių, kurie tai priėmė rimčiau nei aš arba Lukas. Aš tikrai nenorėjau, kad viskas taip būtų. O dabar grįžkim prie... Šeimini mane, kai kas antram tavo video yra mano arba Edvio veidas. Visų pirma, ne kas antram, o žinau, tu mėgsti tikslumą. Ne milijoną, o 46. Ir antra, šitie video yra paskirstyti dideliais laiko tarpais ir tikrai ne kas antrą video. Tai šitai jau nuo pat pradžių gali klaidinti. Nes čia yra tavo originalumas ir tavo būdas gauti peržiūras. Aš nekeliu kas antro video apie kitus youtuberius. Tiesiog, kai nusprendžiu apie juos įkelti, tai video tampa populiariausi. Taip pat svarbu, kad per tos 2 metus įrodžiau, jog galiu gauti peržiūrų ir ne tik įdėdamas youtuberių thumbnailą. Ir also, kas yra clickbaitas? Savo video aš nevadinčiau clickbaitu, nes ant clickbaito paspaudę žmonės negauna jokio payoffo ir lieka nepatenkinti. O aš tik darau video susijusių su youtuberiu, šiuo atveju su tavim. Todėl video nėra tuščias, žmonės pažiūrėję gali kažką išsinešti. Blogai clickbaito video yra beverčiai ir jie negauna peržiūrų. O mano video, net jei tai vadintum clickbaitu, tai nėra blogas clickbait. Tai tiesiog yra vienas iš mano kuriamų video žanrų. O kai kurie youtuberiai net sukuria ištisus to žanro kanalus, kad darytų video apie kitus žmonės. Jaučiu, kad tavo nuomonė toks kontentas nėra originalus. Nes čia yra tavo originalumas. Ir kaip vienas geras komentatorius pasakė, Remė ant svetimų įrodė nenujos. Bet kitas komentatorius tam prieštarauja ir Remis tikrai tai padarė su tom dainom. Žmonės visada naudojas kitais. 19 amžiui Tomas Edisonas pavogė lemputės išradimo idėją. 21 amžiui Manhunto idėją Dreamas nuvogė iš kito youtuberio ir patobulino. Visos idėjos paimamos iš kažkur. Netgi tavo video pavadinimas inspiruotas iš mano video pavadinimo, kuris buvo inspiruotas kitų video pavadinimų. Apie tai rašo Vo kaip menininkas knygoje ir aš ką tik pasirėmiau literatūrą, lietuvių mokytoja didžiuotus manim. Ir dar toje knygoje autorius sako, kad tik svarbu duoti kreditą žmogui, kurio buvo įkvėptas. Ir man atrodo, kad pats video jau yra kreditas tau. Tu nenukenti nuo to, kad aš darau video apie tave. Tu gal net gauni naudos iš to, nes koks vienas po puntukų gyvenantis žmogelis galėjo apie tave sužinoti iš kažkurio mano video. O mano nauda, aš kaip senas tavo fanas gaunu malonumą kurti video apie tave. Tavo veido aš nedėčiau į thumbnailus, jei nemanyčiau, kad tu darai kažką gerai. Bet ne, aš manau, todėl ir kuriu tos video. Tik šito video kontekstas šiek tiek skiriasi nuo kitų. Juo labiau aš kaip jaunas youtuberis tik bandau ieškoti savo stiliaus. Nesu nusistatęs netgi ar noriu kurti dokumentikas ar gamingą. Tai tu iš dalies šeimini mane, kad aš ieškau būdo save išreikšti. Ir tai, kad tie mano video gauna peržiūrų, tik parodo, kad darau kažką gerai. Aš nežinau, kodėl tu perteiki viską taip neigiamai. Kažkoks random žiūrovas gali padaryti video apie tave ir tas video gaus nemažą kiekį peržiūrų. Kodėl tu nesidžiaugi šituo beprotišku faktu, kad žmonės dedikuoja ištisus video tau, kurie dabar jau tempėsi iki valandos ilgumo? Kodėl aš tai darau tada? Kas tau begėdi yra skirtumas, kiek mes pastatom šitam serverį, jeigu tu vis tiek žaidi vienas pats savo tam uždaram pasaulį? Kodėl tu toks piktas? Ar turim taip supykai, kad tave išmetėm iš serverio? Ne, gal aš tiesiog teatre per daug spektaklių vaidinau, bet man akivaizdžiai matos, kad aš nepykstu nuoširdžiai ant tavęs. Šitoj situacijoje kažkaip čia tu labiau rimtai priimi kiekvieno mano žodį, kad sakai, jog verkiu ar pykstu. Dėstydamas mintis, pasakiau jas su didesnė energija. Čia nebuvo tikslas rėkti ant tavęs. Aš tik norėjau savo kalbai suteikti dinamikos. Yra toks žodis. Buvo ne ta grupė, bet kaip judesys, judėjimas. Ja? Žmogaus yra įdomiau klausytis, kai jis nepasakoja visko vienodu tonu. Ir net šitoj vietoj mano piktas kalbėjimas ir tada tavo ramus balsas su muzika. Tai sukelia kontrastą. Vienas pats savo tam uždaram pasaulį. Kodėl tu toks piktas? Dinamika. Bet ten tiesiog yra paprastas vanilla Minecraftas, kurį tau turi patikti pačiam žaisti, o ne kažko apsimetinėti, veikinti emocijas. Įdomiai sakinius formuluoji. Skamba taip, kad jeigu tau nepatinka žaisti vanilla Minecraftu, tada tu esi emocijų feikintas. Čia taip jungias viskas. Veikinti emocijas. Jau antrą kartą, okei? Man jau atrodo, kad tu pradedi pavydėti random paaugliui, kad jis turi energijos pakelt balsą. Ir nieko nesakau, bet manau ir tu į savo video įdedi energijos. Bet tai ar šitą tavo reakciją irgi galima pavadinti netikra? Kas tada yra tikra, kas netikra? Aš atsakysiu, kaip aš manau. Vaizdo įrašai yra viena iš meno krypčių. Kai kuriuose kryptise naudojama netikra emocija, kuria įtikinami žiūrovai. Todėl egzistuoja teatras, atsiprašymo video ir filmai. Gali nelaikyti savęs menininku, bet tu vis tiek esi youtuberis. Kalbi prieš kamerą dalykus, kurių nekalbėtum, jei nefilmuotum. Jei emocijų feikinimas yra absurdas, tai kalbėjimas prieš kamerą dar didesnė beprotystė. Ir tada aš jau 3 valandas esu beprotis. Per video nebūna fake emocijų, jos tik būna išryškintos. Paprastai neklyktum visam kambarį pamatęs žaidimo monstrą. Reakcija būtų panašesnė į šitą.
aš turėjau neišsigąs. Bet tai, kad žinai, jog filmuoji video, tau leidžia reaguoti ryškiau. Nu, ta prasme, toks YouTuberio darbas, kalbėti su kamera apie bet ką. Nefilmuojantis žmonės nekomentuoja pastoviai kiekvieno vykstančio dalyko. Todėl iš esmės visas YouTubinimas ir video filmavimas yra emocijų feikinimas, bet aš tai vadinčiau vaidyba. Kaip ir sakiau, teatras ar filmai. Jeigu YouTuberiai tik žaistų žaidimą ar ką nors veiktų, bet nebendrautų su auditorija, tokie video būtų labai nuobodus. Tai akivaizdu, kad tavo pavaizduotam klipe mano emocija buvo netikra ir net prasilenkianti su realybė. Aš priėjau prie ženklo, kur parašyta VMI, ir pradedu panikuoti. Atrodo, niekas taip nereaguotų, net ir su prislopinta reakcija. Bet tai ir buvo šito klipo kūrybingumas. Galėjau tiesiog perskaityti. O, VMI. Editinimo procese šitą dalį būčiau iškirpęs. Bet tai, kad mane išgąsdina kažkoks random ženklas, yra absurdiška. O absurdas man yra jokinga. Tavo humoras tikriausiai nėra dar toks degradavęs. Ir tau tikriausiai nėra taip jokinga, kad jeigu, pavyzdžiui, dabar nutrūktų mano balsas. Bet kaip tu gali vadinti tai emocijų feikinimu, jei aš tiesiog suvaidinau dėl kelių sekundžių klipo? Teatras ir filmai, teatras ir filmai. Ir nueik į teatrą, pasakyk aktoriams, kad jie feikina emocijas ir pasakyk jiem, kad nefeikintų. Dabar ateik į jų spektaklį ir įsivaizduok, kad jie visi vaidina tik tai, ką patys jaučia. 100 kartų repetuotos scenos, žodžiai žinomi, jokio jausmo nėra. Kaip jie turės vaidinimu įtikinti žmonės, jei jie patys netikės, kad yra tie personažai? O tai, kad tave įtikino mano unhinged personažas, tik parodo, kad aš jį suvaidinau taip gerai, kad nebeskiri, kas yra aš, o kas tik vaidyba. Bet juo labiau absurdiška, kad tu turėtum labiau žinot, kas yra vaidyba, nei aš. Tu kūrei daugybę serijų, kurį jungdavai su Valkiečio personažą. Ir tūkstančiai žiūrėjo tokius video. Dabar tu keli GTA Roleplay, kur pagrindinė žaidimo idėja atskleista video pavadinime. Roleplay, rolių žaidimą. Tu vaidini personažą didįjį menį. O yra kažkas iš afukų. Gal personažai turi mažiau žmogiškumo ir gal todėl jie žmonėms patinka. Ir čia vienas iš variantų, kodėl tiek žmonių mėgo suvalkietišką hardcore. Ir didžioji dalis mano video, į kurį sureagavai, buvo vaidyba, ten buvo personažas. Simetinėt, feikint emocijas, feikint prankus. Feikint prankus. Aš neįsivaizduoju, apie ką čia kalbu. Man atrodo, fake prankas būtų, jei pasakyčiau, aš tave paprankinsiu. Ir tada tas žmogus sakytų gerai. Ir tada apsimestų, lyg pirmą kartą mato tą pranką. Bet šitą aš nedariau, tai nežinau, kaip jis čia tarp eilučių mane bando kažko apkaltinti. Nors iš tikrųjų jo tokie laikai, dabar visi viską feikina. Čia jau filosofija ir nemanau, kad verta apie tai diskutuoti tokiam video. Čia nuomonės vis tiek skirtus, tai sukeltų nereikalingą aiškinimas ir tada video dar per pusvalandį prailgėtų. Tik nežinau, koks įdomumas yra įkelti, kaip žudai drakoną, ką ponas Akiniuotis jau 42 kartus per savo YouTube karjerą yra padaręs. Aš stengiuosi kelti viską, ką įmanoma, kad matytumėt kuo daugiau gameplayaus. Bet į tai įdedi mažai pastangų. Žinoma, tu gali norėti parodyti progresą, kaip žudai drakoną, visas smulkmenas. Aš irgi noriu į savo video įdėti kiekvieną dalyką, aš jau biškai kalbėjau apie tai. Bet kai YouTuberiai 100 kartų darė video, kuriame tiesiog žudo drakoną, tada žiūrovai pajaučia YouTube'o stagnaciją ir supranta, kad jau matė beveik identišką video prieš tai. Čia irgi tik mano asmeninė nuomonė, per daug į tai nesigilinkim, bet manau, kad nėra verta rodyti tą, ką jau darė keli kiti YouTuberiai. Todėl Minecraft bet YouTuberiai tobulėjo ir per video pereidavo visą Minecraftą, kas beje irgi žiūrovams atsibodo, kai idėja pradėjo per daug kartoti. Ir todėl, kaip minėjau, Edvis vieną kartą nužudęs drakoną, kitą kartą jau galvoja naujas idėjas ir vis stengiasi tobulėti. Ir aš mačiau, kad tu stengiais. Visai neblogą idėją, tu nužudai kelis drakonus per video. Kad būtų šiek tiek įdomiau ir sunkiau. Bet kodėl tada po metų laiko grįžai vėl prie neoriginalumo ir nuleidai savo paties užkeltą kartelę? Aš tiesiog norėčiau, kad YouTuberiai keldami video nustebintų su ko nors dar nematytų. Ką ir minėjau praeitam savo video, man patiko šitas Luko video, šitas video. Žinok, ir šitas ir nepatikėsi, bet net ir šitas. Mums reikia išmokti pastebėti pliusų žmonės ir pasakyti komplimentus. Čia buvo komplimentas, nuoširdžiai, aš tikiuosi sugebėsi jį priimti. Todėl tau linkiu, Lukai, kad tu norėtum kartas nuo karto nustebinti žmonės ko nors nauju ir netikėtų. Panašaus dalyko aš norėjau palinkėti tau praeitam savo video, kur sakiau, kad kurti video, kuris yra šiek tiek originalesnis, priverčia tave pasijausti, lyg tu iš tikrųjų YouTubintum dėl kažkokio tikslo. Bet jo, tada pridėjau tą nevykusių bairį, susimokėti už savo nuomą. Bet dėjo, tokios pastangos tikriausiai 23 metų amžiaus žmonėm yra per didelė. 24, ačiū labai. Net nežinau, ką pasakyti, pajauninau čiuojas. Gali priimti kaip dar vieną komplimentą. Aš nesirašau skriptų, aš neplanuoju, kas bus tame video, tiesiog sėdžiu be jokio plano ir nusišneku. Man tik vienas klausimas, ar tu taip pat elgies, kai žaidi strateginius žaidimus? Tiesiog dėlioji figūrėlės, bet kaip ir tikės, kad laimėsi? Ar nežinoma mieste tu klaidžiai ratais be navigacijas? Jeigu koks nors verslininkas sakytų, ne, tai aš investuoju į verslą be strategijos, ką man turėti stabilią santaupą? Gal planas tau atrodo kaip kažkoks apribojimas, bet manau jis parodo kryptį, ką reikia daryti. Net nereikia pasirašyti viso scenarijaus, bet
kai žinai, ką maždaug veiksi per video, tu nusistatai tikslą ir tada mažiau švaistai laiką galvodamas, ką daryti dabar tuo momentu. Ir manau, kad tavo video nereikia jokio didelio plano. Jie tuo ir geri, kad jie paprasti ir iš dūšios. Ir tikrai aišku, kad neskriptintas video gali gauti daugiau peržiūrų nei skriptintas, bet būna ir taip, nes esmė yra pačiame video, o skriptas yra tik vienas iš kūrybos būdų, kažkokių įrankių. Tai jų nereikėtų taip kritikuoti, nes reikia išbandyti viską, kas gali pavykti. Kartais gali manyti, kad kažkoks video negaus peržiūrų, nes jis labai blogas, bet žmonėms kažkodėl patiks. Tiesiog nenuvertink planų naudos, lyg čia būtų didžiausias tryhardų dalykas. Pamatysim dar tą žodį. Žmogus planuoja kiekvieną gyvenimo akimirką, tik ne viską užsirašo ant kokio popieriaus lapo. Bet kai kuriems užsirašyti yra paprasčiau. Ir aš taip pat dar gaunu malonumą matydamas, kad va šito video scenarijus jau viršėjo 8000 žodžių. Čia panašiai kaip rašyti knygą. Todėl iš mano perspektyvos tavo sakinys. Aš nesirašau skriptų. Man atrodo lyg pasakymas, tu turi raktų pakabuką, o aš ne. Nu gerai, šaunu. Ir? Bet YouTube'ai tikrai yra daug žmonių, kurie yra atsidavę savo darbui. Mes Lietuvoje turime Edvi, kuris yra išprotėjęs, Mr. Beastą, kuris irgi yra išprotėjęs dėl savo kontento. Palauk, ką? Tu mane lygini su Mr. Beastu? Are you serious right now, bro? Jo, suprantu, Lukas net nebenori įsiklausyti, ką sakau, pažiūrėjęs 5 minutės mano video. Serious right now, bro? Palaukit, kol jis ant šito video mane patikslins, kad ne 5 minutės, o 5 minutės 25 sekundės. Žodžiu, šitoj daly, kur Lukas nieko nesuprato, aš bandau sakyti, kad yra tokie youtuberiai, kurie su kiekvienu video stengiasi tobulėti. Ir yra youtuberiai, kuriems ir taip gerai. Žodžiu, sakau, kad jei tau taip geriau, nu tai daryk video, kurie nereikalauja daug kūrybos. Bet manau, kad kurti taip, kad su kiekvienu video tobulėtum, yra tai, kas ir padaro youtubinimą įdomu. Tada pasakiau savo nuomonę, kad sukurti video, kuris yra šiek tiek originalesnis negu nesibaigiančios žuvis Minecraft. Geras, jam net pačiam juokinga. Ant kiek absurdiškas yra šitas ginčas. YouTubinimas yra mano darbas, aš iš to gyvenu. Ir į tą savo darbą žvelgi taip atsainiai. Atrodo, kad tu nevertini, kad tavo darbas yra žaisti žaidimus. Ko daugiau gali norėti? Jeigu nepastebėjot, tai aš iš viso ant YouTube'o netryhardinu. Ne, kaip lengva pateisinti tingėjimą netryhardinimu. Čia tiesiog pasigirimas, kad neįdedi pastangų. Sakykime, aš irgi netryhardinu, bet noriu, kad mano video būtų geri, todėl rašau skriptą, kad nepraleisčiau svarbių detalių ir mano kalba nebūtų padrika. Kad žmonės gautų tikslią informaciją. Aišku, ne visiems video reikia skriptų, čia ir nuo žanro priklauso. Lukai, kaip sakiau, tavo žanrui irgi, manau, nereikia. Bet tavo žodis netryhardinu tik nužemina žmonės, kurie deda pastangas tapti youtuberiais. Peršasi mintis, kad noriu pasakyti, jog tavo 116 000 prenumeratorių te buvo atsitiktinumas. Taigi, pirma, tu negerbi savo pastangų. Antra, tu tarp eilučių skelbi žmonėms, kad populiari youtuberi gali tapti dėl atsitiktinumo, o ne dėl pastangų ir darbo, kuriuos tu lyg pamiršai, kad įdėjai į savo kanalą. Ir trečia, kas man atrodo nepagarbiausia. Nevertini savo fanų, nes sakai, kad 116 000 gerbėjų, tu kuri video tik ant bajerio ir netryhardindamas. Gali ginčyti su manim, kad ne 116 000, o mažiau. Bet tai tik reiškia, kad dalis gerbėjų pamatė, kad nebeįdedi tiek pat pastangų į video. Na gal daug žiūrovų tiesiog nebesidomi tokiu kontentu, bet yra daug skirtingų priežasčių, kodėl žmonės nebežiūri. Per savo vaizdo įrašę bandė aiškinti, kad tavo peržiūros kris dėl mažesnių pastangų. Bet aš nelabai tikiu tuo, aš nemanau, kad čia pagrindinė priežastis. Yra daug youtuberių, kurie mažiau stengiasi, bet jos daugiau žiūri. Ir todėl manau, kad tavo peržiūros krito, nes nesugebėjai išlaikyti bendruomenės. Kad jie žiūrėdami tavo kanalą jaustus, kad tu stengiasi. Stengiasi sukurti tokią vietą, kur žmonės galėtų atsipalaiduoti, pralinksmėti ar išsinešti kokią gerą mintį. Čia labai panaši mintis, ką sakiau apie Minecraft'o serverio bendruomenę, principas tas pats. Ir iš tavo kalbos man atrodo, kad nesistengi nei kurti serverio, nei YouTube'o bendruomenę. Tai ką man betrūksta pasakyti? Šitie video buvo toks sniego rutuliuko efektas. Viskas išsisuko iki šitos krūvos. Žmonės pasidarė savo išvadas ir tiesiog išgirdo Luko juokelius. Manęs tikriausiai nesiklausė, nes mano kritika nebuvo konstruktyvi. Bet nežinau, man atrodo, kad Lukas atsakė taip pat nekonstruktyviai. Visuomenė daug ką vertina pagal išvaizdą ar kalbėjimo toną ir nesikoncentruoja į svarbės detalės. Ir vieną dalyką galima suprasti, kad jei kažkas kalba apie žmogų visą tiesą, tai niekada nebus visa tiesa. Mums reikia žmonių, kurie stato ir stato daug. Iš tiesų, ko mums reikia, tai nematomumo paušino. Tai jums reikia žaidėjų ar nematomumo paušino?